Kaip naudotis naujaisiais GeoFace kintamos normos tręšimų žemėlapiais. Tam, kad galėtume koreguoti arba pamatyti kintamos normos tręšimo žemėlapį, visų pirma turime jį įsikelti. Taigi, einame į mano žemėlapį ir čia galime įsikelti žemėlapį. Spaudžiame įkelti žemėlapį, renkamės, kokio tipo žemėlapį įkelsime, tai pradėkime nuo tręšimo žemėlapių. Pasivadinkime šį tręšimo žemėlapį Azoto BRA. Spaudžiame pasirinkti. Taigi, azoto tręšimo žemėlapis. Pasirenkame, ar tai tikrai azotas, galbūt tai kalius, galbūt tai fosforas. Tas žemėlapis, kurį gavome, čia galime įsikelti ir spaudžiame išsaugoti. Matome, kad užsidegė vienetukas, žemėlapis yra įkeltas. Galime čia jį matyti. Vesdami su pelyte per žemėlapį, galime matyti, kokios azoto įdėjimo normos, kokios trąšos įdėjimo normos yra numatytos kokiame poligone. Jeigu sunku čia suprasti, įsijungime atgal laukų žemėlapį. Štai čia turime antrąjį lauką tarp miškų, paspaudžiame ant jo ir viršuj dešinėje pusėje yra ikona žemėlapiai. Paspaudę ant jos pamatysime senuosius melioracijos žemėlapius ir įkeltus dirvožemio tyrimų bei tręšimų žemėlapius. Čia galim uždėti varnelę ir štai matom azoto tręšimo žemėlapį. Matom, kokie yra poligonai, kokių reikšmių. Jeigu mums nepatinka tai, ką matome, galime pasiredaguoti. Spaudžiame ant 3 taškų, spaudžiame redaguoti ir galime pažymėti su pelyte skirtingas zonas ir jas praplėsti piešiant. Tai pavyzdžiui, norime galbūt įsivesti nulinę zoną, kur nieko netręšime, paspaudžiu ant jos, atsiranda piešimo raudonas įrankis ir galiu paspalvinti žemėlapį, kur aš nieko netręšiu. Galbūt aš noriu šią didesnę 200 kg į hektarą normą patręšti taip pat didesnį plotą, tai užspalvinu kitas zonas. Galbūt man nereikia tiek daug poligonų, galbūt aš noriu didžiąją dalį patręšti 170 kg. Tai tuomet pasiredaguoju kitų poligonų reikšmės, kitų zonų reikšmės iki 170 ir spaudžiu išsaugoti. Mano žemėlapis yra pakeičiamas pagal tai, ką įvedžiau. Matosi mano įpiešti burbuliukai, kur bus tręšima 0, kur bus tręšima 200 ir visi poligonai, kur įvedžiau vienodą reikšmę, yra sulėti į vientisą zoną. Dabar, kai turiu tokį žemėlapį, jeigu man patinka tai, ką čia matau, vėl spaudžiu ant 3 taškelių ir spaudžiu atsisiųsti. Čia pasirenku, kokiu formatu noriu atsisiųsti, į kokį terminalą kelsiu duomenis ir pagal tai pasirinkęs kokį nors variantą, spaudžiu atsisiųsti. Atsisiuntęs, galiu įsikelti į savo traktoriaus terminalą ir pradėti darbus. Ką daryti, jeigu iš vis jokio žemėlapio neturiu? Nieko tokio, šį žemėlapį, kintamos normos tręšimo žemėlapį galima sugeneruoti ir su GeoFace programa pagal palydovinės vegetacijos nuotraukas. Taigi, spaudžiame tręšimas ir pradžiai greitai susikurkime tręšimą. Pasirinkim, kad tręšime žieminius kviečius. Spaudžiam toliau. Pasirinkim, kad tręšime vienanarėmis azotinėmis trąšomis, salietrą. Galime čia pasikoreguoti normas, nuo kiek iki kiek norime, kad tręštų. Pasikoreguojame, kokia turėtų būti vidutinė norma ir spaudžiame toliau. Pasirenkam, kuriuos laukus norime tręšti, tai šiuo atveju darome eksperimentą tik pirmame lauke ir spaudžiu išsaugoti. Kuomet darbas yra suplanuotas arba atliktas, bet kada galiu atsisiųsti kintamos normos tręšimo žemėlapius. Uždedu varnelę, kurie laukai mane domina ir spaudžiu parsisiųsti tręšimo žemėlapius. Čia pamatysiu eilutėje, kaip sugeneruojamas žemėlapis pagal šios dienos duomenis. Matau, kokios yra nustatytos maždaug normos. Ir jeigu viskas tinka, spaudžiu ne atsisiųsti, bet išsaugoti. Programa išsaugojo žemėlapį pirmo lauko informacijoje. Tuomet spaudžiu ant ikonėlės laukai, patenku į pirmąjį langą, susirandu pirmąjį lauką, čia vėl spaudžiu ant žemėlapių ikonos ir matau savo tręšimo žemėlapius. Ir štai GeoFace N yra ką tik sudarytas tręšimo žemėlapis. Vėl vesdamas su pelyte galiu matyti, kokios yra zonų reikšmės, kiek bus tręšiama, nuo kiek iki kiek. Jeigu man kažkas nepatinka,
Vėlgi galiu pasiredaguoti su redagavimo įrankiu, taip kaip rodžiau pradžioje. Taigi taip paprastai galite įsikelti arba susikurti kintamos normos tręšimo žemėlapį, kurį galite redaguoti taip, kaip jums patinka. Dar viena opcija, ką galite padaryti su šia naujaja funkcija, tai pilnai atvaizduoti dirvožemio tyrimų žemėlapius. Vėlgi spauskime ant mano žemėlapiai, spauskime įkelti žemėlapį, pasirinkime, kad šį kartą tai bus dirvožemio tyrimai, pavadinkime kliento tyrimai, nes tai yra tyrimai, kurie atsiųsti vieną iš mūsų kliento, pasirinkime juos kompiuteryje, pasirinkime, koks tai bus tyrimų tipas, šiuo atveju tai bus kelių komponentų tyrimai ir spaudžiam išsaugoti. Matom, kad dirvožemio tyrimai įsikėlė, galim pažiūrėti, kad tai yra kelių laukų tyrimai, kur užvedus pelytę matom, kad yra didžiulė duomenų struktūra, kurią GeoFace'as gražiai išskirstys. Taigi spauskime laukai ir pasirinkime vieną iš šių laukų, vėl paspauskime žemėlapių ikoną, dirvožemio tyrimai, uždedam varnelę ir matom, kas sudaro šiuos tyrimus. P. Fosforas. Matome fosforo tyrimų reikšmes, matome kalio, matome magnio. Su pelyte eidami per žemėlapį galime pažiūrėti, kur kokios reikšmės, matome pH pasiskirstimą. Taigi, nuo šiol galite ne tik keisti kintamos normos tręšimo žemėlapius, bet ir atvaizduoti įvairių dirvožemio tyrimų žemėlapius GeoFace programoje.